pirma, žiūrėk, kas atsitiko. Mes išėjom pasivaikščioti ir sode pamatėm krituolių, nunokusių pirmųjų alyvinių obuolių. Nu, mes svečių turim, čia yra širšė, žinokit, mes jų niekaip kitaip. Mes turim jas gerbti ir su jom draugauti. Mums liko geltonos paprikos, mums liko razinų, turėjau šaldytuvę apelsiną ir aš prisiminiau, kad obuoliai labai man asmeniškai dera su kario milteliais. Tiksliau, kario miltelių, reiškia, karis kaip prieskonis visada labai skanus su obuoliais. Ir pagalvojau, suvalgyti papriką, obuoliuką, galima pasidaryti tokias, nu, vat, greitas, lengvas vaisinės salotas. Tai aš paprašysiu. Desertas, ne desertas, žiūrėk, kaip sako, jas, va, pavyzdžiui, pirmoji dienos pusėje, taip visai normaliai galimas, taip lengvos. Mes nedarysim jokių sunkių riešutinių ar aliejinių padažų, paprasčiausiai panaudosim apelsino sultis, aš paprašysiu, kad tu išspaustum, panaudosim kaip padažą. Užpilą, net ne padažą, užpilą. Pagardinti salotom, obuoliniam salotom. Smulkinam papriką. Šiuo metu vis stebiu labai naujų video, daug yra pasirodę, kas link maisto kokybės ir prekinės išvaizdos. Sakysim, prekinę išvaizdą išlaikyti, žinau, tiek Amerikoje, tiek visur kitur užsienyje, paprasčiausiai vaisiai ar daržovės surenkamos daug anksčiau, paskui ten sandėliuojamos tam tikrais būdais, vartojamos cheminės medžiagos ir taip toliau. O, pavyzdžiui, natūralūs obuoliai, ar ne, kur surinkti pas žmonės arba augina sveikai, vadinamai sveikai, tai vat paprasčiausiai žiūrėkit ir tie krituoliai. Visiškai sveikas geras obuolys, nuo jo šonelis apdaužytas, jeigu neskanu, paėmė išpjoviai, bet visa kita yra, kaip sako, vartotina. Ir man atrodo, olandai padarė eksperimentą, surinko nekondicinės, taip vadinamas, daržovės ir jas sudėjo, išleido į prekybą ir labai žemom kainom, tai spėkit, ką žmonės nupirko pirmiausia. Tiesiog šluote išlavė tas visas nekondicinės daržovės, kurios, reiškia, buvo paprastai išmetamos. Ir tokių daržovių išmeta tonomis ir tonomis ir tonomis. Yra tiesiog švaistymas, o čia yra toks, tas vadinamas, netaupumas, kur žmonės priaugina. Ar tai būtų mėsa, ar tai būtų pieno produktai. Visur tas pats galiojimo laikas baigėsi ir meta lauk. Papriką supjaustėm. Na ir pažiūrėkim, ką mes turime iš krituoliukas. Puikiausiai. Aš pasirinkau, jeigu matosi, nežinau, gana stambų peiliukų derinį, tiesiog skaniau, kai obuolys yra didesniais gabaliukais. Šiltas, kvepiantis man taip yra, nieko nėra skaniau, kaip kad pomidoras nuo lysvės ar obuolys nuo šakos. Tas saulutės šiluma, tas tiesiog aromatas yra nepamainoma. Mane tėtis vadindavo, mano ožka, sako, aš tik grįždavau iš Vilniaus atostogų, tėvukas sodą didelį turėjo, daržą, pas jį visada visko pilna. Tai aš kol nepeinu, kol nevaikštau, jis pro krūmą žiūri, juokiasi, mano ožkytė ganosi, sako. Nuo vieno krūmo krapą, šapą ten, nuo kito pomidorą, agurką, žirnių saują ir paini visą daržą apsižiūri, kas ir jau soti. Ir nebereikia pietų. O šitoj sodybai, tai alyvinius obuolius pirmiausia kas renka? Greta. Kreta. Kreta, mūsų Kreta. Ir su ja negali konkuruoti. Jinai... Dar radom šiek tiek. Šiek tiek radot, nu matyti, jinai soti. Šiuo metu jinai soti. Tai, nu va, tam kartui užteks. Dabar, kiek nori razinų? Dėk, kiek nori. O tos obuolius galėsim prie ežero nusivežę. Pasimaudyti, sugraužti. Atsimink, kad bus saldu, nes apelsinas saldus. Va, ir jeigu mėgsti saldžiai. O, matai, svečių turim. Gerai, tvarko. Na, pilam. Pilam apelsinus. Ir dedam kario. Jeigu norėsis daugiau, galima įdėti daugiau, nes paprastai
būtų gerai. Galima mėtą įpjaustyti, mėtą labai pagyvins ir skonį, ir spalvą, ir kvepės labai skaniai. Bus šviežumą. Šuo įpėsiu. Citrinos rūgštelės irgi būtų gerai, bet citrinos šiuo metu neturim, tai teks pasitenkinti tuo, ką turim. Oi, kaip kvepia mėtos. Pasistenk mėtas kuo smulkiau jas supjaus, tai tuo daugiau eterinių aliejų jos išleidžia. Mėtos bastarinės gaivinančios daržovės, salotos, vaisiai. Ir fantazijai nėra ribų. Taip. Puiku. Irmina pagamino vaisių salotas. Grožis. Prašau. Pasaka. Na tai ką. Ačiū visiems uždėmesį. Dėkui, kad buvot su mumis, kad praleidot porą dienų Poguliankoje su Irma, Virginijum ir Irena.